Sveiki, gerbiami profsąjungiečiai, Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai. Kovo 20 dieną energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas asmeniškai pristatė Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams savo energetikos ministerijos matymą dėl darbo užmokesčio pakeitimo šiais metais, dėl perspektyvų. Tai tikrai labai sveikintina toks asmeniškas įsitraukimas ministro. Tikimės, kad ir padės pajudinti iš vietos mūsų tokią šiai dienai, sakyčiau, nepakankamai konstruktyvią valdybos ir įmonės poziciją, būtent ne tai, kad destruktyviai, matyt daugiau nenorą kalbėtis ir išgirsti darbuotojus, profesinę sąjungą. Tai tikimės, kad visgi tai paskatins kažkiek daugiau to atvirumo ir konstruktyvumo bus visiems į naudą. Tai šiandien norėtųsi pasikalbėti, iš ko susideda tie žingsniai numatyti dėl darbo užmokesčio pakeitimo jau artimiausiais mėnesiais ir išsamiau apie vieną, tai premijavimo dalį. Taigi pirmas žingsnis tai pareigybių lygių pakeitimas nuo balandžio 1 dienos. Kaip žinot, profesinė sąjunga siūlėme peržiūrėti bazinių atlyginimų rėžius jau šiais metais, kad nebūtų peržiūrint bazinius atlyginimus susidurta su vėl problema, kad keliasdešimt ar net keli šimtai darbuotojų gali likti be jiem priklausančių bazinių atlyginimų peržiūrėjimo ar dalies. Taigi pareigybių lygių peržiūrėjimas iš dalies išsprendžia tą situaciją, tai įmonė pasiūlė tokią kaip alternatyvų mechanizmą, bet šiai dienai iki galo tai neišsprendžia keliasdešimt žmonių, o nepriėmus mūsų pasiūlymus ir daugiau, taip pat lieka nepagristai nepaskatinti. Todėl šitas klausimas dar sprendžiamas, jis taškas nepastatytas. Sekantis žingsnis, tai ir susietas žinoma su pirmu, tai bazinių atlyginimų peržiūrėjimas pagal veiklos vertinimo darbuotojų už 2025 metus. Vertinimas baigtas. Žinote savo įvertinimą kiekvienas, kadangi kiekvienas atvejis unikalus, individualus ir jau po penktadienio susitikimo gavome daug ir gauname klausimų ir raštų, ir skambina žmonės, susitinkam, tai tikrai mes atviri. Ir kaip socialiniai partneriai, taip pat kiek turim informacijos ir turim situaciją, disponuojam, tai atviri. Prašom, skambinkit, ateikit, rašykit, išnagrinėsim kiekvieną situaciją ir bandysim ir išspręsti, jeigu reikės, arba išaiškinti, kaip jums bus pritaikytas kiekvienam peržiūrėjimas bazinių atlyginimų. Tai žmogų kiekvieną, aišku, rūpi, kaip jam bus paskirstyti įvardyti skaičiai. Tai mes atviri. Ir trečias žingsnis, kaip žinom, baziniai atlyginimai taip, nuo balandžio 1 dienos, tai reiškia kiekvienas darbuotojas pajus kaip per savo kišenę gegužės mėnesį per gautą atlyginimą. Ir dabar artimiausias žingsnis tai premijos, kurias darbuotojai gaus balandžio mėnesį. Kaip ministras Žygimantas Vaičiūnas įvardėjo, premijų fondas darbuotojams išskyrus vadovams sudaro 1 290 000 eurų. Tai nereiškia, kad vadovai negaus savo paskatinimo, jie turi savo paskatinimo krepšelį, apie tai atskirai. Dabar apie darbuotojus.
Tai, kas buvo įvardyta, 1 029 000, tai vėlgi žmonės klausia, tai ar man bus skirta. Buvo įvardyta, kad tai bus paskirstyta 1160 darbuotojams. Tai čia skaičiai, sakyčiau, kertasi tarpusavė. Kodėl? Todėl, kad ministras lygiai taip pat pasakė, kad kažkiek matyt atsižvelgiant ir mūsų pasiūlymas nuo praeitų metų dėl MMA didėjimo ir bazinio atlyginimo būtinumo peržiūrėti nuo sausio mėnesio, tai čia kaip tokia kompensacija už tos 3 mėnesius nedagauto bazinio atlyginimo peržiūrėjimo. Tai tokiu atveju mes turim žiūrėti į mūsų darbo apmokėjimo sistemą. Tai ir jeigu žmogus įvertintas A, B, C, D jo veikla, tai skaičius 1160 darbuotojų, gerbimieji, niekaip nesigauna. Tai vadinasi, nepagristai vėlgi už to skatinimo lieka beveik 200 darbuotojų. Tai yra daug. Dėl mūsų šiai dienai pozicija ir lieka ta pati. Ta suma turi būti paskirstyta tarp darbuotojų po lygiai, kadangi kriterijai nėra pateikti nei profsąjungai, nei darbuotojams. Kalbant apie kompensacinį mechanizmą tarsi nuo sausio 1 dienos, taip pat čia skaičiai neišeina. Todėl mes pateikėm savo pasiūlymus įmoniai, valdybai ir ministerijai ir laukiam realių, konstruktyvių žingsnių ir tikimės būti išgirsti. O jau ateinantį trečiadienį mes taip pat toliau pateiksim ir informaciją išsamesnį apie premijų, apie bazinio atlyginimo peržiūrėjimą ir skatinimo krepšelį vadovams. Ačiū.